Du zodiato ženklai, su kuriais sudėtingiausia būti santykiuose. Nors kiekvienas iš mūsų turi savo stipriasias ir silpnasias pusės meilėje, kai kurie zodiako ženklai išsiskiria, kai kalbama apie sudėtingus santykius. Tai nereiškia, kad jie yra blogi partneriai, bet jie turi charakterio bruožų, kurie gali būti reiklus bendram gyvenimui, ypač jei partneris nėra pasirengęs dideliai tolerancijai, kantrybei ir emociniai stiprybei. Toliau pateikiame du zodiako ženklus, kurie remiantis astrologinę analizę ir daugelio žmonių patirtimi yra sudėtingiausi santykiuose. Skorpionas. Aistringas, paslaptingas ir emocingas skorpionas – ženklas, kuris atsidavęs meiliai iki galo. Tačiau ši aistra, kuri iš pradžių gali būti patraukli, laikui bėgant gali tapti varginanti. Skorpionai netoleruoja paviršutiniškų santykių ir dirbtinų šypsenų. Jie trokšta tiesos, ištikimybės ir visiško atsidavimo. Tačiau mainais jie tikisi beveik absoliučios kontrolės ir emocinio saugumo, o tai partneriai gali sukelti duslo jausmo. Pavydas dažnai tampa jų silpnąja vieta. Net jei jie neturi realių priežasčių įtarti, jie linkę abejoti ir analizuoti kiekvieną partnerio žingsnį. Jei skorpionai jaučiasi išduoti, jie neatleidžia lengvai. Jų kerštas gali būti tylus, bet pavojingas, nes jie gali ilgai slėpti emocijas ir kurti planus, kaip atsakyti. Santykiai su jais reikalauja gilaus emocinio ryšio, sąžiningumo ir stabilumo, kurį ne visada lengva išlaikyti. Dvyniai. Dvyniai – žavūs ir sąmojingi partneriai, bet jų poreikis nuolat keistis ir ieškoti naujovių gali greitai sukelti nusivylimą. Jie mėgsta flirtuoti, bendrauti ir dalyvauti visuomeninėje veikloje, bet dažnai kovoja su nuobodulimu ir rutina, o tai gali tapti rimta kliūtimi ilgalaikiams santykiams. Žmonės gimę po dvynių ženklo dažnai yra neryžtingi, emociškai nepastovūs ir sunkiai užmegzgia gilius ryšius. Vieną akimirką jie gali būti visiškai įsitraukę ir kupini entuziazmo, o kitą atsiriboja ir abejingi. Tai sukelia partneriams nesaugumo ir sumaišties jausmą, nes jie nežino, su kuo iš tiesų yra santykiuose. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelėkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.